įvykiais ir situacijomis dosni rugpjūčio pradžia. Tai ypatingas laikas Saulei ir Jupiteriui judant liūto ženklu jūsų organizaciniams darbams, lyderystei, draugystei ir meiliai. Ir ypač tam palankus metas iki rugpjūčio 11 dienos. Rugpjūčio 12 Saulės užtemimo metu laikas kritiškas. Tai metas, kai jūsų kryptis gali kisti, kai draugystė ir jausmai gali patirti patikrinimą. O ir nusileidusiam mazgui keliaujant jau liūto ženklu, tai metas, kai išryškės, kas jūsų gyvenime tikra, o kas tik laikina. Į svarstyklių ženklą atkeliavus Venerai norėsis harmonijos, taikumo, gražių tarpusavio ryšių, o kartu ir save apdovanoti smagiomis dovanėlėmis. Merkurijui atkeliavus rugpjūčio 10 į liūto ženklą, tai metas, kai būsime linkę žodžių nevynioti į vatą, dažniau išsakyti savo požiūrį. Svarbu tik neatsargiai žodžiais neįskaudinti tų, kuriuos mylite. O į Vėžio ženklą įžengus Marsui rugpjūčio 12 kartu su Saulės užtemimu gyvenimas gali patikrinti ir jūsų asmeninius ryšius. Tad kogi galėtų tikėtis pirmoje rugpjūčio pusėje kiekvieno zodiako ženklo atstovai. Rugpjūčio pirmoji pusė gimusiems po Avino ženklu gali nuskambėti nauju netikėtu akordu. Jupiteriui ir Saulei keliaujant liūto ženklu, tai ypatingas laikas jūsų energingiems, ryžtingiems veiksmams. Keiskite į gerą tai, ką galite pakeisti. O svarbiausia, nepjaukite ir tos šakos, ant kurios esate. Tai metas, kai gali stiprėti jausmai, greito rezultato troškimas, kai norėsis pamatyti pagaliau ir savo pastangų rezultatus. O kartu, Uranui keliaujant Dvynių ženklu, galimos netikėtos žinios, pokyčiai ir jūsų artimųjų draugų rate. Gimusiems po Jaučio ženklo rugpjūčio pirmoji pusė pažers netikėtų įvykių ir situacijų bei naujų galimybių. Juolab, kad jūsų ženklu keliaus Chironas, kurdamas palankes aplinkybės, ieškantiems papildomų darbų, norintiems atrasti savo mėgstamą veiklą, bei taip pat kurdamas palankes aplinkybės statybų remonto darbams. Venerai keliaujant Mergelės ženklu, pirmoji rugpjūčio pusė palanki jums ir tolesnių finansinių projektų kūrimui. Tai metas, kai širdį galite pradžiuginti ir mažesnėmis, maloniomis staigmenomis vienas kitam, o taip pat tai laikas norintiems gerinti buitines sąlygas. Venerai atkeliavus į svarstyklių ženklą, į pirmą planą kils ir tarpusavio santykių kūrimas. Tai laikas, kai norėsis švelnumo, tarpusavio supratimo, kai būsite linkę gražinti buitį savo aplinką. Merkurijui įžengus į liūto ženklą puikus metas organizaciniams darbams, o Saulės užtemimas primins, kad reikia peržiūrėti ir savus tikslus, išsikelti po jo naujus uždavinius. Atsivėręs veidrodinis koridorius skatins atsakingai duoti pažadus ir atsakingai prisijimti naujus įsipareigojimus. Didelės sėkmės jums pirmoje rugpjūčio pusėje. O štai gimusiems po Dvynių ženklu rugpjūčio pirmoji pusė gali priminti aukštai įsiūbuotas sūpuokles. Jūsų ženklu keliaujant Uranui, vienomis dienomis kilsite į viršų, o kitomis leisite žemyn.
Iki pat rugpjūčio 12 Saulės užtemimo ir kol Marsas neatkeliavo iš jūsų į Vėžio ženklą, tai laikas apgalvotų smulkių žingsnelių tikslo link. Šiomis dienomis iki rugpjūčio 11 galimos netikėtos pažintys, įdomūs susitikimai, dalyvavimas renginiuose ir naujų krypčių atradimas. Tai laikas, kai pokalbio metu gali gimti naujos šaunios idėjos. Didelės sėkmės jums rugpjūčio pirmoje pusėje. Gimusiems po Vėžio ženklu rugpjūčio pirmoji pusė įdomių susitikimų metas. Iki rugpjūčio 9, kol dar Merkurijus judės jūsų ženklu, sektųsi namuose spręsti ir jautrius tarpusavio santykių klausimus, stiprinti pasitikėjimą, kloti tvirtus draugystės ir meilės pamatus. O štai rugpjūčio 10 Merkurijui iškeliavus iš jūsų į Liūto ženklą, tai laikas jums organizaciniams darbams, taip pat kaip kam ir naujų santykių kūrimui. Rugpjūčio 12 kartu su Saulės užtemimu Marsas įžengs į jūsų ženklą, ragindamas dažniau susimąstyti, ko siekiate, persmąstyti ir pasirinktus tikslus. Tai laikas, kai stiprės jūsų intuicija bei įžvalgos, kai norėsis sukurti tai, kas turi jūsų gyvenime išliekamąją vertę. Didelės sėkmės jums rugpjūčio pirmoje pusėje. Gimusiems po Liūto ženklu rugpjūčio pradžia žvaigždžių palankumo metas. Tai ypatingas laikas, kai Saulei ir Jupiteriui judant jūsų ženklu galėsite įgyvendinti savo karščiausias svajones. Rugpjūčio 10 jūsų ženklą atkeliavus Merkurijui palanku užmegzti naujus dalykinius perspektyvius kontaktus, ieškoti verslo partnerių, kurti naujus finansinius projektus. Neužmirškime, rugpjūčio 12 įvyks pilnas Saulės užtemimas jūsų ženkle, tad būtina bus vengti arogancijos. Svarbu bus ugdytis dėkingumo, gerumo, atjautos jausmus. Tai puikus metas ir jūsų giliems jausmams, o tai, kas laikina, kaip tik šiuo laikotarpiu gali atkristi. Į jūsų ženklą atkeliavus ir Merkurijui norėsis dažniau išsakyti savo nuomonę. Taip pat kuo daugiau dėmesio skirti ir mažiesiems šeimos nariams. O kai kam šiomis rugpjūčio dienomis nuskambės ir Mendelsono maršas. O štai Saulės užtemimo dieną, rugpjūčio 12, patartina praleisti kaip galima ramiau, giliau apmąstant savo kelią ir kryptis, atsisakant to, kas jūsų gyvenime jau nebereikalinga. Didelės sėkmės ir svajonių išsipildymo jums rugpjūčio pirmoje pusėje. Jautrus ir emocingas metas rugpjūčio pirmoji pusė ir gimusiems po Mergelės ženklu. Iš vienos pusės jūsų ženklu keliaujant Venerai šios dienos skatins kurti, dalintis gerumu, o taip pat palankios norintiems kaupti finansinės lėšas, ieškantiems papildomų veiklų. Vis tik artima Selenos su Venera pozicija kartu ragins daugiau dėmesio skirti ir gerai emociniai bei fiziniai savijautai, labiau pasirūpinti ir savo sveikata. Rugpjūčio 7 Venera iškeliaus iš jūsų į Svarstyklių ženklą, tad vėlesnės dienos jau skatins jūs ieškoti kompromiso, ieškoti sutarimo, dažniau įsiklausyti ir į šalia esančių nuomonę. Rugpjūčio 10 jūsų ženklą globojančiam Merkurijui įžengus į Liūto ženklą, kuriuo keliauja Saulė, Jupiteris ir nusileidęs mazgas, tai metas, kai reikėtų imtis iniciatyvos,
nebūti per daug kukliems, dažniau išeiti į viešumą, išsakyti kilusias idėjas, pristatyti projektus bei kilusius sumanymus. Tai puikus metas draugystės ir meilės stiprinimui. Rugpjūčio 12 prasidėjęs saulės užtemimas primins ir būtinybę peržiūrėti savo strategiją ir taktiką, atsisakyti jums trukdančių dalykų ir rinktis tai, kas atlaiko laiko išbandymą. Marsui įžengus į Vėžio ženklą, tai metas dažniau įsiklausyti ir ką jums pataria jūsų intuicija, išgirsti ir artimųjų nuomonę bei lūkesčius. Didelės sėkmės jums rugpjūčio pirmoje pusėje. Rugpjūčio pirmoji pusė – įdomių pažinčių laikas gimusiems po svarstyklių ženklų. Rugpjūčio 7 jūsų ženklą įžengs Venera. Ir iki rugpjūčio 9, kol keliaus jūsų ženklų, ypatingas laikas naujiems finansiniams projektams, svarbių veiklos sutarčių pasirašymui. Šis laikas nutarusiems būti kartu, o ir jau keliaujantiems tuo pačiu gyvenimo keliu, draugystei ir meiliai. Tai metas, kai pagaliau tapsite ryškus matomi, kai seksis derinti požiūrius, atrasti bendrus sąlyčio taškus bendraujant, o taip pat tai ypatingas laikas sutarčių pasirašymui, deryboms, nekilnojamo turto įsigijimui. Rugpjūčio 12 prasidėjus saulės užtemimui, pagalvokite, kas jums gyvenime trukdo, ką norėtumėte jame pakeisti. Venerai judant jūsų ženklu, ieškokite bendraminčių, draugų ir sąjungininkų, o kai kam šis laikas palankus ir ieškantiems naujų galimybių. Didelės sėkmės jums rugpjūčio pirmoje pusėje. O štai gimusiems po Skorpiono ženklu rugpjūčio pirmoje pusėje norėsis kuo daugiau keliauti, patirti naujų džiugių patyrimų, kaip į taupyklę dėti, krauti laimės akimirkas. Marsui judant Dvynių ženklu tam ypač palankus metas iki rugpjūčio 12 dienos. Beje, rugpjūčio 12 galimi netikėti įvykiai, tad pasistengkite šią dieną praleisti kaip galima ramiau. Juolab, kad nuo rugpjūčio 12 saulės užtemimo atsiveriantis veidrodinis koridorius iki vėliau rugpjūčio 28 mėnulio dalinio užtemimo ragins atsakingai rinkti žodžius bei duoti pažadus. Kartu pasistengkite nebūti kritiški, nepavaikščioję kito, kaip sako indėnai, mokasinais, juk negalime vertinti kitų žmonių elgsenos. Tai metas, kai Marsui atkeliavus į Vėžio ženklą rugpjūčio 12, vėliau dažniau įsiklausykite, ką jums pašnibžda jūsų intuicija, galimi ir pranašiški sapnai. Šaunių patyrimų jums rugpjūčio pirmoje pusėje. Šaunus laikas rugpjūčio pirmoji pusė gimusiems po Šaulio ženklu. Ugnies ženkle Liūte, viešint jūsų ženklą globojančiam Jupiteriui ir Saulei, tai metas sublizgėti sumanymais. Tai puikus laikas naujiems projektams, įsitvirtinimui darbuose. O kai kam tai ypatingas laikas ir naujų gražių tarpusavio santykių kūrimui. Nuo rugpjūčio 9 iki rugpjūčio 22, kol Saulė ir Merkurijus vieši Liūto ženkle, draugystės ir meilės ryšius stiprinkite dėkingumu, nuoširdumu, kartu dalinkitės gyvenimo džiaugsmu. Vis tik nusileidusiam mazgui judant Liūto ženklu, o taip pat rugpjūčio 12 įvykstant saulės užtemimui, būkite atsargus, nes ne viskas gali būti auksu, kas auksu blizga. Atsirinkite bendraminčius, draugus ir veiklai partnerius. Tam ypač svarbus metas šitos pirmosios rugpjūčio dienos,
juodajam mėnuliui keliaujant jūsų ženklu. Tad labai svarbu vengti klaidų, nepaskubėti. Gerų pasirinkimų jums rugpjūčio pirmoje pusėje. Gimusiems po ožiaragio ženklu rugpjūčio pirmoji pusė svarbi susirinkimui informacijos tolesnių planų kūrimui. Juolab, kad Venera ir Selena keliaus Mergelės ženklu, o Chironas viešės Jaučio ženkle. Tai puikus metas ir ieškantiems bendros veiklos partnerių, taip pat ketinantiems pradėti kažką įdomaus ir naujo. O kai kas pajus ir netikėtai kilusį įkvėpimą kūrybai. Sėkmės jums pirmoje rugpjūčio pusėje. O štai gimusiems po vandenio ženklu rugpjūčio pirmoje pusėje ypač svarbu nepaskubėti. Saulei ir Jupiteriui keliaujant jums opoziciniu liūto ženklu, o jūsų ženklą įžengus kylančiam mazgui, širdis trokš greitų veiksmų ir permainų. Tačiau išmintingi sprendimai jums bus ypač reikalingi ir naudingi. Beje, Uranui keliaujant dvynių ženklu galimos ir netikėtos žinios, kurios paveiks tolesnius jūsų planus, juolab, kad jūsų ženkle vieši Plutonas, kuris skatins permąstyti kai kuriuos sumanymus, o kai kada galite patirti ir netikėtų likimo posūkių. Tad išmintingi pasirinkimai rugpjūčio pirmoje pusėje artėjant Saulės užtemimui bus ypač svarbus. Nuo rugpjūčio 7 Venerai judant svarstyklių ženklu lengviau galite susižavėti nauja pažintimi, o finansiniame plane šiuo metu palankios derybos dėl didesnio darbo atlygio. Gerai išanalizavus rinką šiuo metu galimos ir kruopščiai apgalvotos investicijos. Sėkmingų sprendimų jums pirmoje rugpjūčio pusėje. Įdomus ir kūrybingas laikas gimusiems po žuvų ženklu. Tik Venerai keliaujant Mergelės ženklu pirmomis rugpjūčio dienomis finansai bus linkę greičiau ištekėti nei atitekėti. Tad racionalus jų panaudojimas bus savalaikis. Venerai iškeliavus rugpjūčio 7 į svarstyklių ženklą aiškiau matysite situacijas, lengviau seksis derinti skirtingus požiūrius, rasti sutarimą ir kompromisą. Tai puikus laikas tvarkantiems dokumentus ir norintiems imtis naujų projektų. Merkurijui žengus į liūto ženklą ir Marsui užtemimo Saulės dieną atkeliavus į Vėžio ženklą, patartina prieš sakant gerai įvertinti galimas pasekmes. Tame padės jūsų įžvalgos ir intuicija. Pirmoje rugpjūčio pusėje stenkitės kuo daugiau laiko skirti kūrybai, saviraiškai, dvasinėms paieškoms. Tai suteiks jums gerą energijos užtaisą vėlesnėms dienoms. Sėkmingos jums rugpjūčio pirmosios pusės. Patartina prisiminti, kad tai yra bendros astrologinės tendencijos, kurias labai svarbu derinti su jūsų asmeninio horoskopo rodikliais.